tykiu rudens taku, pirštų galiukais stipena nežinia. Poezija yra tas dalykas, kur aš jaučiu, kad aš galiu parašyti nebūtinai taip gerai ir man nebūtinai reikia visiems rodyti ir aš nebūtinai turiu būti priimta, kad aš gerai parašiau. Man tiesiog ta vieta, kur aš galiu parašyti tai, ką aš galvoju. Ir jeigu man nepatiks, aš galėsiu imti ir sudeginti, nes ta prasme vis tiek niekas nematė. Mamos blynai. Kokie mamos? Mamos receptas blynai. Ne, šiaip ne. Šiaip prosenelės. Mamos močiutė išmokė mamą kepti, mama išmokė mane. Geras, kaip fainai. Ir mes visada sekmadieniais valgom šitos blynus. Taip tuščiu ir niku, viduj. Nudelbiu akis. Įsivaizduoju, ar tiesiog, nes tai, ką filmuoju, tiesiog yra fainiausi momentai. Gal reikia dėti filmai? Salomėjas sprendami bendrai. Atrodo, kaip šių laikų tipinio to paaugliško gyvenimo labai esu mažai prisilietus, nes aš tiesiog neėjau į tai. Man asmeniškai visų gyvenimų, visus 17 metų, ten gėrimas, rūkymas ir ten bandymas kažkokiose ten triukšmingose grupelėse pritapti, man tai netrodė, kaip sakyt, patrauklus sprendimas. Nudelbiu akis, galvoju, gal nepastebės, kaip krūpteli petis, slegiamas kaltės. Gal mes tiesiog skirtingai tose sapnuose dalyvavom. Tu matai atspindį, gali keisti save. Aš ten, nežinau, pavyzdžiui, aš visada būnu savim. Galim nesakyti. Net nepasikeičiu. Ir Gūglas nebūtinai tiesą sako irgi. Daug ko jis ten gali sakyti. Jeigu sapnuoji pelę, reiškia tą. Šiaip man vienas žmogus yra pasakęs, kad poezija yra vienas sudėtingiausių menų, jeigu ne pats sudėtingiausias, nes kiti menai yra tai, kad jie išreiškia tai, ko tu negali pasakyti žodžiais, o poezija, būtent tą kažkokį jausmą, įvykį, tą kažką, ką labai savy nešiojasi, sugeba į žodžius sudėti. Pradėti nuo geriausios, ne? Na gerai. Čia yra Niliūnas, būties erozija, pirkau aukcione daugiausiai pinigų, kuriuos esu išleidus ant knygos. Nesakysiu kiek. Tai va. Esminis pats dalykas tai yra, man atrodo, tikėjimas ir tai labai, labai daug duoda tokią, atrodo, pilnatvę gyvenimui suteikia. Tai va tokia. Prasilenkiam ties sankryža siaura. Jo, labai senuoda tiesiog. Jo, būna kaip indai su obuoliais ir ledukais, tai agurkais. Vau, mes taip pirkdavom. Oi. Man labai svarbu šeima, kažkaip toks. Aš nežinau, dabar ypač labai svarbu. Anksčiau kažkaip atrodė, aš noriu ten atskirai gyventi kuo toliau, bet kažkaip po tokių kažkokių sunkumų, tai supranti, kad vis dėlto tas pats branduolys esminis yra šeimoje ir koks tai yra galingas dalykas ir koks svarbus.
ankstyvos ūkanos apgaubia mintis tyla.